Sveiki, aš žurnalistas Tomas Kemzūra ir šiandien noriu Jums papasakoti apie Telšiuose gyvenančią dizainerę Gabrielę Eitavičienę. Ji kartu su vyru įkūrė įmonę prekiaujančią religinės tematikos gaminiais. Vis dėlto išskirtiniausia jų veiklos dalis – pačių kuriami ir gaminami rožiniai. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso metu misionierių bažnyčioje vykusioje mugėje ji kartu su komanda rožinius ne tik pardavinėjo, bet ir rišo juos lankytojų akivaizdoje. Čia laida Gyvosios šaknys, kurią remia Medijų rėmimo fondas. Gero klausimo. Mano vardas Gabrielė, esu iš Telšių ir esu dizainerė ir bendra įkūrėja prekinio ženklo Teotokos. Gaminame rožančius pirmiausia, bet esame išplėtę asortimentą dabar ir į smilkalus, į tepamus kvepalus, į kryželius automobiliui. Bet mūsų visas asortimentas yra toksai religinės tematikos, katalikiškos ir pradėjome nuo rožančių. Juos gaminame iš akmens, įdedame stiklo, paauksuoto metalo ir jie kiek visi yra įkvėpti tam tikrų bažnyčių gražių pasaulio. Ten, pavyzdžiui, turim tokį tamsų, tokį vyrišką, jis yra įkvėptas Švento Petro bazilikos Vatikane, turime pagal Šartro katedrą tokį baltą, turim pagal Lyono Notre Dame de Fourvière irgi bazilikos tokį žydrą turkios spalvos. Turim Saint Germain, Paryžiui seniausias bažnyčios, irgi rožančių. Tai šitie mūsų tokie kaip pagrindiniai, tokia vizitinė kortelė rožančiai. Ir šitą jau darom 5 metus. Pradėjom iš tikrųjų nuo tiesiog darbinio stalo savo namie. Buvo toksai visiškai, kaip pasakyti, projektas toksai po darbo. Bet po truputį augom ir išaugom dabar iki to, kad jau tai darom, kaip sakant, pilno etatų. Tai yra mūsų toks gyvenimo būdas, sakyčiau. Tik įėjus į misionierių bažnyčią, iš karto dešiniai pusėje matom 2 jūsų stalus. Ant vieno stalo, kaip suprantu, yra sukrauti visi, ką jūs viską čia įvardinot. Čia matom ir tuos rožančius, ir kvapų į tepalą, ir smilkalais smilksta. Ir dabar antras stalas, mes galim gal arčiau prieiti. Iš esmės, čia yra daug įvairių visokių karoliukų, visokių suliukų, 2 lempos šviečia. Ką jūs čia dabar darot? Tai mes, kadangi esam labai nedidelė įmonė, esam 3 žmonės, kurie daro visus tos rožančius, pakuoja, rūšiuoja ir visą ką daro. Tai mes atsivežėm darbą su savim, kad nereiktų palikti namie Telšiuose ir galėtume kartu šią savaitę ir darbuotis, ir pasirūpinti internetiniais užsakymais, kadangi prekiaujam ir internetu, turim internetinę parduotuvę. Ir vienu metu ir čia tarsi prekiaujam, bet ir dirbam savo internetiniam versle. Ir tuo pačiu suteikiam galimybę žmonėm pamatyti, kaip viskas vyksta, čia ateina, pakalbina, pažiūri tos karoliukus, paliečia, tai tiesiog yra toks interaktyvus tarsi patikimas viso mūsų verslo. Čia sėdit gyvų metu, mugė vyksta vienoj pusėje žmonės vaikšto, šurmuliuoja, kitoj pusėje nišoje šioje verite rožančius. Taip, tai mes veriam rožančius, ruošiam kryžiukus, kuojam ten smilkalus, tepalus ir panašiai, tiesiog, kad galėtume prireikus greitai, jeigu pritrūksta produktų, paruošti juos irgi pardavimą. Bet vis tiek, darbas yra kruopštus. Negalima, kaip sakyti, bet kaip padaryti. Reikia vis tiek kruopščiai viską daryti. Čia šurmuliuoja mugė. Jūsų neišblaško, netrukdo dirbti? Tai mes taip esam pasiskirstę, iš tikrųjų, kad kadangi 3 esam čia, tai vienas laiko fronto pakalbina ateinančius, priimate mokėjimus, pakonsultuoja, o kiti 2 jau tada dirba ir taip stengiasi būti netrukdomi. Aišku, jeigu prireikia, pribėga ten kažką irgi, bet taip paskirstom tokiom pamainom, kad galėtume ir susikaupti darbui ir bendrauti su klientais. Bet žmonių ateina, jie patraukia jų dėmesį į šias dirbtuves. Taip, jie kartais šiek tiek net pamato pirmiau dirbtuves, prieina prie dirbtuvių ir paskui sako, tai čia gal galima įsigyti ir mes tada jau parodome stendą. Tai dirbtuvės net labiau traukia negu tas stalas su visais jau paruoštais produktais, nes labai įdomu žmonėm. Nepasiūlot jiems patiems pabandyti susirišti rožinį? Ne, kol kas nesiūlom, nes iš tikrųjų labai ilgai užtruko ir patiems, kol išmokom, tai yra, jeigu naują žmogų apmokant, tai yra kelių mėnesių darbas, kad išmokti
užtikrintai užrišti ne per stipriai, ne per laisvai, taip kaip reikia, su tiek, kiek reikia mazgų ir ten, žodžiu, visas tas procesas, tai užtrunka ištobulinti tą. Tai aš suprantu, kad yra netgi specialios technikos, kaip reikia rišti. Negalima ten, tarkim, tiesiog paimti ant vieno siūlo 10 kamuoliukų, mazgas 10, taip nesiriša rožiniai. Ne, galima rišti, tai yra vienas iš būdų, tiesiog mes estetiškai nusprendėm šiek tiek kitą priėjimą padarėm, nusprendėm dėti ne mazgelius tarp karoliukų, bet mažesnius karoliukus, tokį daryti kaip vėrinį labiau. Ir visi mazgai pas mus yra apskritai paslėpti ir tai yra toksai tarsi vientisas meno kūrinys be jokių matomų mazgų. Kai rišat rožinį, dažnai susimastot apie tą rožinio maldą, apskritai apie visą pamaldumą, ar tai jau visgi, žinot, konvejerių viskas vyksta? Ne, iš tikrųjų, rožinio malda apskritai yra didelė dalis šito verslo, nes šitas verslas prasidėjo, sakykime taip, nuo rožinio maldos, nes tarsi paauglystėje, ankstyvo jaunystėje buvau atitolus iš vis nuo tikėjimo ir tada, kai atėjo COVID-as, tokia šiek tiek sukilo panika, dar nebebuvo galima eiti mišias, tai iš viso sukilo panika, nors man jos tuo metu net nelabai rūpėjo, net nebuvo man tokia svarbi dalis. Bet kažkaip labai asmeniškai priėmiau, kad čia taip blogai, kad net mišių nebėra. Tai pamačiau, kad popiežius meldžiasi už visą pasaulį rožančių. Tai galvoju, man irgi reikia melstis. Ir tada galvoju, kad jau meldžiuos, tai reikia gražų nusipirkti. Bet kažkaip, tokio gražaus, kokio norėjau, neradau. Tai galvoju, gerai, pasidarysiu pati, nes prie rankdarbių. Ir kai pasidariau, paskui dar krikšto dukrai padariau krikštynam. Ir vyras sako, tai gal darom prekės ženklą, gal darom dirbtuves ir kuriam rožančius. Tai va taip, iš tikrųjų, nuo tos maldos ir prasidėjo šitas verslas. Tai yra svarbi dalis ir mes matom, kaip ir mūsų pirkėjai kažkaip jos veikia tas grožis mūsų kūrinių ir jie sako, aš va dabar daugiau meldžiuosi. Tai tikrai rožančiaus malda yra svarbi ir iš tikrųjų mes ir stengiamės platinti ją būtent per gražius rožančius, būtent pamaldumą, ne tik, kad čia nusipirk daiktą, pasikabink ir pamirš, bet tai yra naudojama. Kai jūs sakot, kad surišat savo patį pirmąjį rožinį, kaip suprantu, savo, ar tas rožinis, jisai buvo padoriai atrodantis, ar visgi tai buvo tas pirmas blynas, kuris buvo prisvilęs? Jis buvo iš tikrųjų, netgi sakyčiau, prototipas vieno iš mūsų rožančių dabar turimų. Tiesiog gal medžiagos nebuvo išieškotos, nebuvo tokios kokybiškos, aišku, nebuvo taip gerai surišta, nes labai daug detalių įeina visokių į mūsų rožančius ir jas užtruko, kol išieškom, kad jos būtų patvarios, gražiai atrodytų, tvarkingai, visa kokybė. Tai tiesiog, bet iš tikrųjų iš esmės tai buvo ganėtinai panašu iš to, ką dabar turim. Kur jūs semėtės idėjų, kokį rožinio dizainą pasirinkti? Tai, kaip minėjau anksčiau, kai tik galvojau, kad reikia kurti kolekciją rožančių, tai iškart žinau, kad jų bus nedaug, bet jie bus išieškoti. Tai galvojau, kadangi esu baigusi meno akademiją, tai ten visada labai svarbu, kad kaip pasakyti, neatsitiktinai kurti, neatsitiktinai rinkti spalvas, bet imti iš kažkur konceptą, iš kažko, kas jau buvo sukurta. Ir nusprendžiau pasitelkti gražiausios pasaulio bažnyčias, visus tos meno šedevrus, kurie jau turi geras spalvų paletės, geras kompozicijas ir turi irgi tą patį, iš ko yra padaryti rožančiai. Jos turi akmenį, stiklą, medį, metalą. Tai iš esmės mes gaminam rožančius iš to paties, iš ko yra bažnyčios padarytas. Ir tada pagal 4 mums gražiausios bažnyčios pasaulio sukūrėm šitos 4 rožančius. Išvarginantis labai reikalas. Na, būna kartais dienos geresnės, dienos prastesnės, bet tas rišimas, iš tikrųjų, nuo kurio priklauso visas ilgamžiškumas rožančiaus, tai yra toksai atsakingiausias darbas. Ir kartais būna, kad visą dieną vien tik tai riši, nes prieš tai dieną, tarkim, vien tik suvėriai, tai būna išvarginantis darbas, bet kadangi apskritai mūsų rožančiai ir pakuotė turi labai daug detalių, ir pats rožančius, ir yra daug visokių paruošiamųjų detalių, kur ten kažką išlankstyti, reikia kažką sukarpyti, tai tiesiog jau kai pavargsti, tada eini per paprastesnių darbų tokių. Tai yra daug labai įvairovės, nėra monotonijos tame darbe. Jūs paminėjot, kad reikia, kad būtų ilgaamžis rožinis. Ką čia turėjot mintyje? Kad rožančiai yra, kaip idėjinė, kaip paskirties
Problema yra tai, kad jie trūksta, nes jie nėra tiesiog karoliai, kuriuos išskabini ir nelieti. Jūs nuolat tarp pirštų, tarp rankų suki. Naudojami, slankioja tie karoliukai, braižo, ar tai siūlo, ar ten grandinėlės trūksta, nes esu irgi gavus rožančių, kur gaudavau, nusidėjau kišenį, išsitraukiu ir jau sutrūkęs. Tai tiesiog mums labai svarbu, kad iš tikrųjų tas rožančius nebūtų tik tai toksai kažkoks vartotojiškumo produktas, kur nusipirkau. Dar rytoj bus. Tai norės, kad tas rožančius nebūtų toks tarsi vartotojiškumo produktas, kur šiek tiek pasimeldžiau, to sutrūko ir va pirk naują. Tai stengiuosi pradėti, kad jis kuo ilgiau būtų, ieškom vis gal dar stipresnio siūlo, dar tvirtesnio, dar kažkokio mazgo rišimo metodo geresnio, kad jis tikrai kiek įmanoma ilgiau laikytųsi. Ir tiesiog žiūrim, kad norim sukurti kažką, kas iš tikro atlaikytų laiką, netgi skaitant, kad būtų ir gražu, ir patvaru, ir kad ta vertė išliktų. Kai rišat rožinį, rutuliukus, karoliukus, naudojate visiškai naujus ar būna, kad panaudojate ir iš tų senų rožinių, kurie buvo anksčiau sutrūkę? Jeigu, pavyzdžiui, sutrūksta kažkokiam klientui rožančius, tai kai jis mums atsiunčia jį, mes tengiamės išsaugoti absoliučiai visus karoliukus, nes vėlgi netgi iš bažnytinės pusės, iš sakramentalijų pusės, mes negalim, tarsi tai yra pašventintas daiktas, todėl mes negalim tiesiog išmesti, tarkim, kažkokių daiktų, tai mes netgi tas visas, kur jeigu sulūžsi dalis, mes jas atskirai pasidedam, kad paskui galėtume pagarbiai deginti, jeigu galima. Tai mes, bet jeigu, tarkim, yra pamesta kažkokia dalis sutrūkus, tai aišku, mes ją pakeičiam naują. Bet šiaip taip, mes visada darom iš naujų dalių. Šiandien savo gyvenimą įsivaizduot be šios veiklos? Nežinau, aš gal nesu galvojus, ar įsivaizduoju ar ne, bet galvoju, jeigu kažkas pasiūlytų didelę pinigų sumą ir sakytų, va, perkam jūsų verslą, tai sakau, neparduočiau. Netiduočiau, nes ta Marijos vėliava, kur yra ant mūsų logotipo, Teotokas, tai yra Dievo gimdytoja, man kažkaip aš labai asmeniškai priimu, kad jeigu jau einam su ta vėliava, tai turim tikrai gerai reprezentuoti mergelę Mariją, mūsų viešpatį Jėzų ir tiesiog, kad netiduočiau už didelius pinigus kažkam, kad jie tarsi nežinosiu, ką jie su ta vėliava po to darys. Tai tikrai kažkuria prasme tai neįsivaizduoju. Kokį kitą verslą daryti, kol kas turiu svajonių tam tikrų į labai tolimą ateitį, bet kol kas čia. Sako Gabrielė Eitavičienė. Laidą remia Medijų rėmimo fondas.